gimtoji, Gugio daigą žemėj parašyk, kad gyvybę mums visiems atstoji ir esi į saulę panaši. Duona su ugnim, krauju maišyta, laukiama, kaip laukia alkani. Iš didžiosios žemės ateini tu ir save po rietę dalini. Šie metai yra tarmių metai. Taigi va, man yra tarė šią žuvį. Aš ir šnekėsiu šiandien su jum aukštaitiškai, savo malėtišku šnektu. Duona tai yra pagrindinis mūsų maistas. Mes jų valgam ir rytą, ir vakarą. Kasdien jų mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Apie duonų yra parašyta daug eilėraščių, daug pasakų ir mįslių daug. Taigi va, duona, duonužė, duonelą, danelytė, ana turi daug gražių vardų. Ale iš kurgi mes tų duonų imam? Pamyslėkit ir pasakykit. Iš parduotuvės. Duonų kepa kepyklas, tada mašinas išvežioja į parduotuves, a iš parduotuvės mes nusiperkam. Anksčiau vaikai, žinokit, kožną kaimą materialą duonų kepdava namie, pati, kažna sava traboj. Taigi va, šiandien mes trumpam sugrįšime į praeitį ir prisiminsime, kaip mūsų senoliai kepė duoną. Lietuvių liaudės patarla saka, kad nearsi, nesėsi, duonas neturėsi. Tai va, na, kur prasideda duonas kelias? Na, laukų. Pirmiausia, taigi reikia žemį išart. Išart, išakėt ir tada reikia pasėt grūdelius. Duonai, tai žmonės augina rugius, a bundelam tai kviečius. Aš va turiu, vaikai, žiūrėkit, atsinešiau kviečių grūdelių. Pažiūrėkit, kaip atrodo. Ar iš šitų grūdelių galima duoną kepti? Ne. Teisingai.
šaunuoliai. Pirmiausia, taigi reikia pasėti. Ar sėsime? Tai vyrai sėsime. Ir nunoksta varpose grūdai, reikėdavo pjauti. Dabar tai su kambainais pjauna, anksčiau taigi kambainų nebuvo, tai pjaudavo vyrai su dalgiais. Oi, sunkus darbas buvo. Ugniau, ateik, parodyk, kaip pjauna. Kaip pjaudavo anksčiau. Čia vaikai dalgis. Bet čia turi būti metalinis, toks labai aštrus. Čia dabar tai medinį mes padarėm, kad atsargiau biškį būtų. Parodyk, kaip pjauna. Palauk, vyrė, užsimauk kėlės. Ir parodyk. O taip sudaryti vyrai žemiau. Žemiau reikia? Žemiau laisvai, žemiau. O taip darom su dviem pradažį. Šaunuolis, ačiū, labai gerai parodė. Vyrai pjaudavo dalgiais, a moterys rinkdavo ir ryždavo. Nu, tai gal darbas laukia. Pjausim. Bye.
pjaudava ir surišdava, suriša va tokius kulius. Tai ką tie kuliai. Čia va mažučiai ir kuliukai ir parvelai nupjauti, jau pajadavį. Reikia kirsti anksčiau, da kol geltoni javai. Čia kvečiai, va kaip atrodo varpas. Čia irgi kvečiai. Čia avižas, avižinė košė labai gardi. Čia miežiai, čia rugiai. Va iš rugių tai ganytį kepa. A iš kvečių kepa bundelas. Dabar, kai suveždava šitus kulius ar pėdus, pas mum tai sakydava kuliai. Suveža į tokius pastatus didelius, kurie vadindavas jauja. Tai jaujas džiūdava, ilgai, kol išdžiūdava, tada reikėdava kulti. A kombainų tai nebuvo. Kuldava su spragilais. Toks kulima įrankis. Nurydavo. Parodyti, kaip čia mes pulsim dabar. Anksčiau kuldava, bet dabar parodysime. Padėkit, kuo aš čia dabar jėmu? Ar žinot, kaip vadinas? Spragilas. Prauzų pasakyti, spragilas. Nu, parodys. Ir va su tais spragilais dalio prašom pasitraukti dabar. Yra mažesnis vaikiškas, va. Aš parodysiu, gal kas norės parodyti. Ir va taip, va, stengdavas pasitraukti, stengdavas va taip, va, opa. Vyra grūdeliai, matai, va. Va, vyra. Tai aš čia vieną kuliu. Kuldavo žmonės po 2, po 4, po 6. Prisgalvodavo visokių spragilų dainų, kad smagiau kult būtų. Nu, sunku būdavo, ale tai darysi. Dirbt reikėdavo, duonas norėjęs. Vida, dirbam. Duonas nebus. O, ryšius. Pasu, pašė, merga, trečia. O mes mokam spragilų dainą, nekur mes kulomės padaryti. Ar tai mes taip mušėmės į dainą? Kurkite, Gal mes durbysi, tai mes jau parodėm. Pažiūrėkit vaikai. Va, tie grūdeliai prikuliam. Matėt, bet nepabaigta varpas, tai da grūdelių dyka reikia. Ilgai pult kol iškuli. Nu va, parodėm dabar. Tai kūla vienas ir dainuoja. Kūlas, 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 kūlas. Įvežė grainyną. Kūla dviesa. Sako. Teikau, 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 teikau. Kūlas, kūlas, atbėgo trečias kaimynas. Bet jisai jau linksmiau ir dainuoja. Bus duonos, bus duonos, bus duonos, bus duonos. Kur buvęs, kur nebuvęs, atsėlino ketvirtas kaimynas. Jau kūla čia turės ir dainuoja. Patsu, pačia, merga, krečia, patsu, pačia, merga, krečia, patsu, pačia, merga, krečia, patsu, pačia, merga, krečia. Kur buvęs, kur nebuvęs, atbėgo penktasis kaimynas. Na, penkiese ir dainuoja. Kampe su tupe, 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 kampe su tupe. Pabaigtuvėm pasirodė ir šeštas kaimynas ir suskambo spragilų daina. Lenta nutašyta, kampe pastatyta, lenta nutašyta, kampe pastatyta, lenta nutašyta, kampe pastatyta. Gerai, matau, kad labai nori vaikai mums padėti. Dabar visi pakulkim vaikai. Žiūrėkite mane. Ir pasidėkite abejas rankelės. Mes jau bandėm kultis. Abidvi rankelės ant kelių. Gula vienas liūdna ir sako Ūgas, 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 ūgas. Pirštą kelionė išpasibaigė. Pasikvietė kaimyną, bet dviese. Tai tau,
Kad būtų linksmiau pasikvietė ir trečią kaimyną, Latrysą, ir sako, bus duonos. Ant bėtuko rankytė. Bus duonos, bus duonos, bus duonos, bus duonos, bus duonos, bus duonos. Kur buvęs, kur nebuvęs, atsėlino ketvirtas kaimynas. Ne keturiese. Kur rankos jūsų? Merga trečia, pats su pačia. 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 Merga trečia. Kur buvęs, kur nebuvęs, atbėgo penktas kaimynas. Kūlė penkiese jau linksmiau. Kampe sutūpė. Kampe sutūpė. Kampe sutūpė. Kampe sutūpė. Kampe sutūpė. Kampe sutūpė. Pabaigtuviam pasirodė ir šeštas kaimynas ir suskambo spraginių daina. Lentą nutašyta. Kampe pastatyta. Lentą nutašyta. Kampe pastatyta. Lentą nutašyta. Kampe pastatyta. Lentą nutašyta. Kampe pastatyta. Šaunuoliai prikuriam daugybę grūdų. Šaunuoliai vaikai gerai tęsiam. O maža, po grūdų, paskalsų į grūdų, kaip gintaro pilį, aruodą pripylė. Grūdų turim jau, betgi argi iš grūdų galim duoną užgerti? Ne. Taigi va, a kas reikia daryti su grūdais, vaikai? Man Medutė padavė grūdelį. O iš grūdelių galima duoną kepti? Ne. O ką reikia toliau daryti? Miltų reikia. O kaip tuos miltus gauti? Į malūną. Reikia sumalti, taip? Seniau maldavo girnomis. Kiekvienoj valstiečio droboj turėdavo girnas. Maldavo visada iki pusryčių, nes po pusryčių reikėdavo kitus darbus nudirbti. Dar kokius galėdavo per visą dieną dar darbus paskui dirbti. Reikėdavo ūkį apeiti, pietus paruošti, taip? O prie pietų reikia šviežios, gardžios, kvapnios duonelės. Dažniausiai maldavo moteris, bet kartais ir vyrai padėdavo. O moteris, kada maldavo, visada dainuodavo. Norit paklausyti kaip? Bet vyrų reikia pagalbas prašyti, žinau. Dar prastokai sumala miltus. Reikia paprašyti vyrų pakviesti, kad jie padėtų. Nu ir visi kartu pamatyti.
kad neįsibarstytų, supilkit į maišą. Pradėsime duomenį. Didelis ir sunkus darbas, ne tiek sunkus, ale kiek labai reikia priežiūrą. Pirmiausia, vaikai, tai reikia užmaišyti. Aš jau užmaišiau duoną, tai jau vakar. Kad raugą padariau, kad parūgtų gerai, deškelą nusimaišiau. Šiandien tada pilsiu miltų. Pribarstysiu. A miltai srazavaiskiai, rūgynės, va, pažiūrėkit. Nelabai balti. Ale duonai tą turiu raidį. Pabarstysiu. Ir paminkisime. Padėkit man, padėkit visi minkit. Padėkim visi. Linku, linku, minku, minku, veikte tą duonutę minku, leša, leškai apvalius, daro į kablotėlius, kelia tupdo juos ant kryžės, jau kablosnės apsigrįžus, koja krosnyse, paskubėm duonutę kept, koja kept, krosnyse, paskubėm duonutę kept. Dar trūksta, dar prašau. Dar padėkit. Visi vaikai. Linku, linku, reikia tą duonutę minko, leška, leškai apvalius, daro į kablotėlius, kelia tupdo juos ant kryžės, link ant krosnies apsigrįžus, koja kept, krosnyse, paskubėm duonutę kept, koja kept, krosnyse, paskubėm duonutę kept. Nu, kas jau sakys ir gerai. Va, dabar reikia paminti, kad šiek tiek pakiltų tešla. Pečius jau mano kūrenas. Žiūrėkit, bet reikia labai karštai iškūrinti, kad duona iškeptų. Va, pečius kūrenas. Dar uždėksime aborūsų, kad pastovėtų, paskeltų. Aš nuslausiu runkas. Va, nuslausiu, kaip aplipa, runkas, kad negaliu sakyti. So, aplipa rankas, dabar nusištuosiu. Kad ir nedaškoščiau, prasulyšti. Kilsta mūsų duona. Kamilė labai gražių pasakų moka pasakyti. Kamilė. A tai čia.
Kartą vilkas sutika giriai žmogų ir sako, duok man duonos žmogus ir davė. Vilkas suėda, apsilaižė, duona jam patiko. Ką reikia daryti, kad aš duonos turėčiau? Išmokyk mane. Sutika žmogus ir pradėjo vilkų mokyti. Pirmą žemę reikia iššauti, o ką išorį? Ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia pasėt rugius, o kai pasėju rugius, ar jau galima valgyti? Dar ne, reikia jie užaugs. O kai užaugo, ar jau galima valgyti? Dar nereikia sumalti. O kai sumali, ar jau galima valgyti? Dar nereikia pakepti. O kai pakepti, ar jau galima valgyti? Tada jau gali. Vilkas pagalvojo, geriau aš jau nekepsiu aš tos duonos, kad reikėtų tiek dirbti. A dabar patarlių visokių žino Karolina. Reikia duonelė, tingi nevalgoma. Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia. Kas to ir raso, duonos nepraso. Lauko neamsi, duonos nevalgysi. Nu, pažiūrėsiu, gal toj mano dešla jau ir pakyla, jau galima ir kepti. Va, dabar kepsime šitą. Paimsiu lyžį. A, kaip aš pečim karštan gindėsiu duonu. Reikia dėtum lyžės. Štai va toks įrankis. Pasdėsiu čia. Tada, kad nepriliptų pečiui, duona neprisviltų, reikia padėtum lyžės lapų. A lapų visokių dėdava. Ir gūžavą, ir klevą, ir ajerų. Tai aš paturiu klevą lapų, jums ir padėsiu dabar klevą lapus, kad mano duona neprisvilt pečiui. A, kaip ant tų ajerų kepdava, žinokit, tai taip kvepėdava. Viskas dabar aš imsiu dešrų laikai, aš va čia pasidėsiu savo bliūdų, kad jūs matytumėt. Pašlapinau runkas, dabar imsiu dešrų. Nelabai didelis kepaliaukas, nedaug miltų turėjau. Ale kiek turėjau, išeis. Va taip, dabar reikia labai glostyti. Reikia kepaluoti. Reikia šitų dešrų kepaluoti. Dar trūkinėja. Reikia gerai išglostyti su vandeniu. Nu ir dėsiu dabar ant lapų. Va, savo šlapinsime. Ar panašu vaikai kepalų? Ir aš sakyčiau, kad panašu. Gražiai apglostyti danyti reikia va taip. Gražiai su vandeniu. Tada reikia papuošti, kad būtų gražesnė dalytė. Va taip. A per vidurį dar kryžiukų galima. Va taip. Dabar nusplausiu runkas ir šausiu pečių. Šausiu. Kaip sakydava mama, pamenu, kaip duonų kepdava, tai kaip nededa pečių, mane šauju. Paruošiu.
Pasiruoškim. Ai, kaip karšta. Nu, gal gerai. A dabar žinokit, kai kepam duonų, tai visokių priekanų buvo. Kornelija, tu man pasakyk, ko nemažina darys kepam duonai? Kalbėti būti įsisiojusiam, nes duonas trukmės. Nu, kas dar? Kalba duona su trukmės. Kas dar? Duonos negalim dėti apverstos ant stalo, nes jos nesniekinimas. O, atsiminkit, ir dar. Nukritus į žemės gabalėlį duonos žmonės pagarbi, ką keldavo, pabučiuodavo ir suvalgydavo. Va, kaip žmonės pagarbiai elgdavo su duonu. Ar jinai bus nesižiūrėjęs duona mūsų sutruks? Na, dabar aš mysliju, kogi mes veiksme duoną iškeps. Taigi čia reiks laukti ir valandų, gal ir daugiau kol iškeps. Tai negi mes dabar sėdėsime lūpą susičiaupį. Ale, va, sugalvojau. Imsiu, uždingsiu ir pečią dunkčiu. Ir negirdės duona, kur čia mes toliau darysim. Pridingsiu, tegu duona kepa. A, kurgi čia mes toliau darysime kepant duonai. Kol duona keps, tai gal ar pažaiskim. Kepu, Pamokys. alėlį, dydį, mazą, ragolėlį, surutulį, pas mus tipešį. Nu, va tai ir pažaiskim, kad nebūtų laukti. Visi. Paklausykim, laimės Emilijai padėkime. Duona, duonužė skalsioji duona, duona garčioji, duona juoda, minkom duonelę, kepame, raikom, rankšluosčiais linom, klostom eiliai. Skonis duonelės, tos duonelytės, kvapas duonelės su jarais. Amžina duona, kieta ar minkšta, juodąją duoną valgom visi. Šaunuolis, taip. Dar Jokūbas turi kažką pasakyti. Oi nuo seno, miškas tas molių gyvena, įvairias šventes sutinka, senos miškas vis dar tinka. Pasakysiu, pamastykit ir įminti, pabandykit, be ko duonos neiškepsi. Be ko? O kokie veidrodžiai. Kas gimsta rausvas, gyvena žalias, miršta geltonas kas? Spėkit. Kakulė. Kas gimsta rausvas, gyvena žalias, miršta geltonas kas? Gal ir pagūna jau? Grūdas, teisingai. Nu, Jokūbai dar. Klausykit. Prie petys aukštapilį pastatys. Kas? Atsivėjo. Na dar. Kokį žinai. Aš ponaitis, tai karalaitis, mano ūsai, tai pakūsai. Na kas? Spėkit. Kas? Grėbilį. Ne, grėblys jau buvo grėblys. Kas
Kas vaikai, pasakykite? Rūgys, teisingai, rūgio gėlė. Ūsai ilgi. Tai gal jau žiūrėkim, gal mūsų tą duoną iškepė. Žiūrim, atėjom. Nu, jau neiškepus. Jau neiškepus. Aha. Norit pyragą, norit duonos, jau matau. Taigi, va matot vaikai, kad duona iš dangaus nekrenta. Kiek daug darbą reikia nudirbti, kol Lena atkeliauna ant mūsų stalą. Dabar dar gražų vieno eilėraštukų pasakys Ema Saneina. Mano delno guli duonelė, ant mano delno juoda rėkelė. Tai virs duonelė, jei aš tingėsiu, jos nemylėsiu. Tingi nevalgoma, verkia duonelė, ant mano delno įvert negali. Aš viską darysiu, ką tik tai mokėsiu, per visą savo dienelės visą. Tegul tik juokias mūsų duonelė, tegul tik juokias juoda rėkelė. Ir tegul niekad netrūksta jūsų stalą duona. A dabar dar vieno eilėraštukų ir atsistojam visi. Debesys, rūgio namelis, ne, tai ne melas, auga už rankų susikabinę, rūgio vaikais. Tik pažiūrėkit, jų kalbą supratę, kaip šviečia laukai. Ak, nuostabi, rūgio vaiko šneka, žodelis lyg duonos klėtelė balta. Augam į saulę, mes rūgio vaikai. Vaikai dar šaukim dainos.
Danyti